Sveiki, tai šiandien spręsime uždavinį iš lydimosi šilumos. Tai turim uždavinį, kur parašyta, kad ledo figūrai, kurios temperatūra 0 laipsnių, buvo suteiktas 2 megadžiaulių šilumos kiekis. Nustatykite, kiek ledo išsilygė. Tai žiūrim, kas duota ir ką rasti. Tai mum rasti prašo masę, nes mūsų klausia, kiek ledo išsilydė. O tuo tarpu mum duota, kad yra ledo temperatūra, tai T1 yra 0 laipsnių Celsijaus ir duota, kad Q yra 2 megadžiauliai. Tai pagal C sistemą pasiverčiam megadžiaulius į džiaulius, tai žinom, kad mega yra 10 šeštuoju. 2 kart 10 šeštuoju džiaulių. Taigi, mes žinom, kad ledo figūra, kurios temperatūra 0 laipsnių. Mes pasižiūrime į lydymos temperatūras ir susirandam ledą. Tai matom, kad ledas arba vanduo šiuo atveju lydosi arba kristalizuojasi ties 0 laipsnių. Tai mes galim pasižymėti, kad mūsų T tai galim pamatyti, kad ledas lydosi ties 0 laipsnių. Tai galim pažymėti, kad T lydymosi yra lygu 0 laipsnių. Tai dabar, kaip žinot, kad galėtų vykti lydymasis, mum reikia, kad lydymos temperatūra būtų pasiekta kūno. Tai mes galim palyginti, kad T1 yra lygu T lydymosi, kas yra 0. Tai reiškia, mes galim naudotis savitoje lydymosi šilumą ir naudotis formulę taip skaičiuoti. Tai savitoji ledo lydymosi šiluma yra štai čia duota 33. Ir dar reikia atkreipdėmėsi, kad šitoje lentelėje dar reikia skaičius padauginti iš 10 ketvirtuoju. Tai primenu, kad savitąją lydimosi šilumą pasižymiu kaip lambda ir rašau 33 kart 10 ketvirtuoju džiaulis padalintas iš kilogramų. Taigi, pasitikrinau, kad tikrai mano kūnas yra lydymos temperatūros ir susiradau jo savitąją lydymos šilumą. Abudu dydžiai iš lentelių. Tai dabar galiu pagal žinomą savo formulę, kad šilumos kiekis yra lygus daikto masė kart savitoji lydimosi šiluma. Ir iš tos formulės galiu išsivesti, kad gauti masę reikia šilumos kiekį padalinti iš mūsų savitosios lydimosi šilumos. Ir taip mes gausim, kiek ledo išsilydė. Kadangi žinom, kad visas ledas yra 0 laipsnių, tai galim tiksliai apskaičiuoti, kiek jo ten išsilydė pagal tą šilumos kiekį. Tai vietoj Q raidės rašau 2 kart 10 šeštuoju džiaulių, kaip ir prieš tai pasižymėjau. Ir tada vietoj lambdos galiu rašyti 33 kart 10 ketvirtuoju džiauliai iš kilogramų. Ir gauname paskaičiavę, kad atsakymas yra
suapvalinus 6,06 kg. Ir turime savo atsakymą.